Labą dieną, esu gydytoja traumatologė, dirbu vaikų ortopedijos traumatologijos sektoriuje. Norėčiau Jums pristatyti pranešimą apie kelio sąnario artroskopinę diagnostiką ir kokia yra jos vieta kitų diagnostinių metodų tarpe ir kokie jos yra privalumai, ką mes galime, kokią patologiją galime diagnozuoti atliekant artroskopinį tyrimą. Kaip visi turbūt žinote, artroskopija tai yra chirurginis diagnostikos ir gydymo metodas, kai naudojant optinius prietaisus sąnarį galima apžiūrėti iš vidaus ir pagal rastus patologinius pakitimus galima pasirinkti atitinkamą gydymo taktiką. Tai yra minimaliai invazinis metodas ir dažniausiai atliekamas taikant spinalinę nejautrą suaugusiems pacientams, o vaikams dažniausiai taikoma bendrinė nejautra. Maždaug apie 90% atvejų artroskopija yra ir diagnostinė, ir gydomoji tuo pačiu metu. Ir tik tai apie 10% artroskopija yra tik tai diagnostinė. Kaip jau žinote, kelio sąnario ištyrimas susideda iš tikrai daug etapų ir visi jie yra svarbus. Renkama išsami anamnezė, vertinami paciento nusiskundimai, ar buvo trauma, gretutinės ligos ir panašiai. Toliau kelio sąnarys yra apžiūrimas, vertinami jo judesiai, atliekami įvairūs testai su tikslu nustatyti menisko pažeidimus bei kryžminio raiščio pažeidimus. Taip pat tam tikros informacijos gali duoti kelio sąnario punkcija, ypatingai kai yra hemartrozė arba kai yra laisvo skysčio sąnario ertmėje. Galima atlikti punktatocitologinį ir bakteriologinį tyrimus. Toliau daromos rentgenogramos, mažiausiai 2 krypčių ir taip pat specifinės rentgenogramos, kai reikia apžiūrėti specifinius dalykus. Rentgenogramos mums reikalingos, kad įvertinti, ar nėra kaulinės patologijos. Toliau labai informatyvus diagnostikos metodas be abejo yra ultragarsas, ir čia galima turbūt ilgai diskutuoti, ar visų pirma turėtų būti atliekamas rentgenogramos ar atliekamas ultragarsas, nes jo ultragarso kaip metodo galimybės iš tiesų yra labai didelės, bet čia kartais yra techninių tam tikrų dalykų ir veikia kartais ir žmogiškumo faktorius. Taip kad traumatologai jie dažniausiai visų pirma atlieka rentgenogramas, o po to ultragarsą. Labai informatyvus tyrimas tyriant kelio sąnarį yra magnetinis rezonansas, kuris gali būti su ar be kontrasto. Jisai skirtas minkštųjų audinių būklei įvertinti. Kompiuterinė tomografija, dažniau vertiname kaulinę patologiją. Ir artroskopija. Kaip jau minėjau, didžioji dauguma atvejų tai yra ir diagnostikos ir gydymo metodas tuo pačiu metu, nes iš tikrųjų riba, ar tai yra diagnostika, ar tai yra gydymas, yra labai tokia slidi. Kartais artroskopija prasidėjusi kaip grinai diagnostinė procedūra gali baigtis gydymu, dažniausiai taip ir būna, jeigu randama kažkokia patologija, tai yra galimybė toj pat vietoje tą problemą ir išspręsti. Ir atvirkščiai, jeigu mes darome artroskopiją jau su konkrečiu tikslu, jau kitų tyrimų pagalba yra nustatyta diagnozė ir atliekami tam tikri veiksmai atitinkami, tai tuo pačiu metu mes galime dar diagnozuoti ir galbūt kažkokią tai kitą patologiją kelio sąnaryje, kas nebuvo pastebėta anksčiau atliktų tyrimų metu. Taigi ta riba tarp diagnostinės artroskopijos ir gydomosios yra labai slidi. Yra daugybė indikacijų, kada būtų galima atlikti diagnostinę artroskopiją. Tai yra ūmi kelio sąnario trauma ir kraujo išsiliejimas sąnaryje. Taip pat ūmus blokas, tai yra kelio sąnario užsikirtimas, kai negalimi yra jokie judesiai. Faktiškai tai būtų 100% indikacija diagnostiniai artroskopijai, galbūt ne visada tik tai yra tokios galimybės ją atlikti. Laisvas skystis kelio sąnario ertmėje, kai kelio sąnarys yra stabilus ir nėra nustatyta kažkokių tai kaulinių pakitimų. Taip pat neaiškus paciento nusiskundimai dėl kelio sąnario. Kartais pacientai
skundžiasi labai stipriais skausmais, o atlikę visus įmanomus tyrimus mes nematome jokios patologijos. Tuomet būtų indikacija iš tikrųjų atlikti diagnostinę artroskopiją ir kartais netgi nerandama jokios patologijos, bet didžiai daliai pacientų po šito tyrimo gydymo iš tikrųjų būklė pagerėja, nusiskundimai išnyksta. Tokių pacientų mes turime nemažai. Kelio sąnario pūlingas uždegimas. Darant artroskopiją galima jį išplauti ir galima pritaikyti drenažą. Taip pat galima paimti sinovijos biopsiją. Indikacija būtų ir sinovitas, trunkantis ilgiau negu 3 mėnesius, kai priežastis yra neaiški. Taip pat įvairūs specifiniai ir nespecifiniai artritai. Taip pat deformuojanti kelio sąnario artrozė. Taip pat girnelės chondromalacija, siekiant įvertinti pažeidimo mastą. Taip pat artroskopija gali būti atliekama ir kai norima paimti sveikos kremzlės biopsiją būsimai chondrocitų plastikai, kai siekiama išauginti chondrocitus. Taip pat indikacija yra ir girnelės nuolat pasikartojantis, taip vadinami habitualiniai išnerimai arba panerimai, siekiant įvertinti girnelės kremzlės pakenkimus. Taip pat likęs skausmai po buvusios artrotomijos ar artroskopijos. Tai kaip matote, indikacijų sąrašas yra tikrai platus. Kontraindikacijų iš tikrųjų yra labai mažai. Tai būtų generalizuota infekcija arba sunkios gretutinės ligos, dėl ko operacinis gydymas yra negalimas. Taip pat įvairūs krešumo sutrikimai, bet šiaip kontraindikacijų iš tikrųjų yra labai mažai. Kokiosgi yra galimybės, ką galima pamatyti atliekant artroskopiją. Iš tikrųjų praktiškai viską, kas yra kelio sąnario vidinėje dalyje, iš vidaus. Tik tai vienos struktūros lengviau yra apžiūrimos, kitos yra apžiūrimos sunkiau, yra sunkesnis priėjimas. Taigi galima pamatyti kelio sąnario minkštųjų audinių, tokių kaip meniskų, kryžminių raiščių, sąnarinės kapsulės, taip pat jos raukšlių pažeidimus, įvertinti jų pobūdį bei lokalizaciją. Taip pat galime pamatyti įvairius kremzlės pažeidimus, esant osteochondropatijai, chondromalacijai, taip pat kremzlės lūžimus. Taip pat galime pamatyti ir įvertinti įvairius uždegiminius pakitimus, būdingus reumatoidiniam, podagriniam artritui, artrozei, juveniliniam artritui. Taip pat galime pamatyti ir pašalinti svetimkūnius bei laisvus kūnus. Taip pat artroskopijos metu galima atlikti sąnarinės kapsulės arba kremzlės biopsiją. Na ir galima pamatyti bei įvertinti tam tikrus lūžimus subchondrinius arba avulsinius. Artroskopija yra atliekama, kaip jau minėjau, tai yra mikroinvazinė procedūra ir atliekama pro mikroskopinius nedidelius pjūvelius įvedus optiką su prijungta vandens srove bei chirurginius instrumentus. Tai yra daromi tuo tikslu anterolateralinis bei anteromedialinis pjūviai. Jie yra labai nedideli, iki centimetro. Taip pat, jeigu norime pamatyti sunkiau pasiekiamas struktūras, gali būti atliekami ir papildomi pjūviai. Tai yra viršutinis lateralinis, viršutinis medialinis arba priekinis. Na, čia yra standartinis priėjimas, pjūvis iš medialinės pusės. Čia rodikle pažymėta yra pjūvio vieta ir sritis, kurioje atsiduriame. Tai yra šlaunikaulio kondilas matosi, blauzdikaulio sąnarinis paviršius ir čia matosi vidinis meniskas. Čia šitoj vietoje atsiranda pjūvis. Taigi, standartiškai tyrimas yra pradedamas nuo vidinės pusės apžiūros, būtent vidinio menisko srities. Čia mes matome iš vidinės pusės medialinį šlaunikaulio kondilą, vidinio menisko sritį ir čia tas sritis yra šalia medialinės kapsulės sienelės prie jos prisitvirtinimo vietos. Taip atrodo ohofariebalinis kūnas, kuris yra toje srityje ir jisai yra paslankus, kartais mums uždengia vidinio menisko priekinį ragą, todėl reikia, darant tyrimą, reikia jį paslinkti į vieną arba į kitą pusę, kad gerai įvertinti ir pamatyti meniską.
Taigi, įvedus chirurginį instrumentą, tai yra kabliukas, apžiūrimas tiek meniskas, tiek aplinkinės sritis, tai yra šlaunikaulio kondilas su kabliuku vertinama, ar nėra kremzlės pažeidimų, ar jinai nesuminkštėjusi, ar nėra kažkokių tai mikro įtrūkimų. Taip pat su kabliuku daroma vidinio menisko palpacija, meniskas apčiuopiamas, apeinamas iš visų pusių, pasižiūrima, ar nėra jo plyšimų. Na, čia kitoje nuotraukoje vėlgi matome medialinį kondilą, blauzdikaulio sąnarinį paviršių ir vidinio menisko užpakalinį ragą, kurį galima švelniai pakelti, pasižiūrėti, ar nėra įplyšimų. Norint pamatyti užpakalinį ragą, tai yra tolimesnė jau struktūra, kojai reiktų suteikti valgus padėtį, tai yra taip vadinamas valgus stresas, nes tuo metu atsiveria daugiau, atsidengia ta medialinė sritis, galima geriau apžiūrėti. Čia mes matome vidinio menisko užpakalinį ragą, kai kelio sąnarys yra valgus padėtyje, tai yra tas valgus stres padėtis, taip vadinama. Čia vėlgi medialinis šlaunikaulio kontūras, blauzdikaulio sąnarinis paviršius, o čia matome normos variantą vidinio menisko užpakalinio rago tokia klostė. Jis kartais būna didelė ta klostė, tai yra tiesiog laisvumas tam tikras, tai yra normos variantas, aišku, reikia įsitikinti, ar nėra plyšimų. Toliau nuo vidinės pusės apžiūros pereinama prie kryžminio raiščio apžiūros, kuris yra iš priekio. Na, čia matome lateralinį šlaunikaulio kondilą, medialinį šlaunikaulio kondilą, toliau eina infrapateliarinė raukšlė, toliau hofariebalinis kūnas ir čia yra priekinis kryžminis raištis, kuris iš visų pusių yra apgaubtas sinovijos. Čia toliau yra užpakalinio kryžminio raiščio tvirtinimosi sritis, bet priekinis kryžminis raištis jisai dengia faktiškai tą sritį. Taigi vėlgi su kabliuku įvertinama raiščio struktūra, ar nėra to raiščio laisvumo, plyšimų ir panašiai. Ir apžiūrimos aplinkinės visos irgi struktūros, kremzlės būklė įvertinama. Nuo priekinio kryžminio raiščio pereinama į lateralinę pusę ir apžiūrima visa lateralinė pusė bei lateralinis meniskas. Norint apžiūrėti lateralinį meniską, kojai reiktų suteikti varus poziciją, tuomet geriau atsiveria lateralinis tarpas. Čia mes matome lateralinį kondilą ir lateralinio menisko laisvą kraštą. Čia yra blauzdikaulio sąnarinis paviršius. Vėlgi kabliuku, patikrinamos visos struktūros, ar nėra įtrūkimų, plyšimų ir panašiai. Apžiūrint lateralinį meniską ir visą šitą sritį, mes galime prieiti ir prie pakinklio sausgyslės, bet tam irgi reikia suteikti tą varus stres padėtį, nes šiaip pakinklio sausgyslė yra sunkiai matoma, sunku prieiti prie jos. Jeigu jinai yra gerai matoma, taip kaip šičia, tai galime įtarti, kad yra plyšęs meniskas, nes šiaip tas sritis yra daugiau mažiau uždengta. Čia matome lateralinį diskinį meniską. Tai yra normos variantas, tai būna lateraliniai meniskai, priešingai nei medialiniai, jie kartais dengia visą tos pusės sąnarinį paviršių. Taigi, diskinis meniskas gali būti pilnas, kai jisai dengia 100% sąnarinio paviršiaus. Dalinis diskinis meniskas dengia maždaug 75% sąnarinio paviršiaus. O taip vadinamas diskoidinis meniskas, trečia nuotrauka, jisai dengia apie 50% viso sąnarinio paviršiaus. Diskinis meniskas vertinama kaip norma, jeigu pacientas neturi nusiskundimų, jeigu nėra kažkokios tai išreikštos klinikos ir panašiai, bet šiaip lateralinis diskinis meniskas, jisai linkęs plyšti, linkęs greitai susidėvėti, ateityje galimos ir dažnai pasitaiko jo problemos.
Taigi, iš šitos srities apžiūros pereiname prie girnelės apžiūros. Norint pamatyti girnelę, reikia keisti artroskopo padėtį. Artroskopas yra dalinai ištraukiamas ir pakeičiama jo kryptis. Jisai yra įvedamas tarp girnelės ir tarp šlaunikaulio kondylų. Ir tokioje padėtyje galima gerai apžiūrėti girnelės paviršių. Įvertinama šlaunikaulio femoro pateliarinė vaga, tai yra šios vagos gylis, kremzlės būklė. Taip pat vertinama girnelės forma, padėtis ir kremzlės būklė. Čia galima girnelę paspausti, vat ir matosi, kaip jinai gražiai važinėja šlaunikaulio femoro pateliarinėje vagoje. Šios apžiūros metu tikrinama, ar girnelė nenyra. Tam reikia koją sulenkti ir ištiesti. Žodžiu, taikant fleksiją ir ekstenziją, girnelė turėtų gražiai slysti šlaunikaulio femoro pateliarinėje vagoje. Ir taip toks yra normos variantas, santykis su šlaunikauliu. Jeigu fleksijos metu girnelė panyra, tai jos kraštas atsiduria ties šlaunikaulio lateraliniu kondylu. Tai yra girnelės panirimas. Apžiūrėjus šią sritį, einant su artroskopu tolyn, mes patenkame į suprapateliarinę kišenę. Toje kišenėje galima pamatyti suprapateliarinę raukšlę. Taip pat šioje srityje galime tikėtis rasti laisvakūnių, jeigu manoma, kad jie gali būti. Tai dažniausiai jie susirenka toje srityje, ten jie yra aptinkami. Toliau sekantis žingsnis yra apžiūrima mediopateliarinė sritis ir mediopateliarinė raukšlė. Yra galimas keletas normalių mediopateliarinės raukšlės variantų. Ji gali būti hipoplastiška, tai yra pirmas variantas. Taip pat ji gali būti perforuota, matosi tiesiog anga. Taip pat gali būti raiščio formos, matoma kaip juosta. Taip pat gali būti plati, šičia, ir gali būti dviguba. Taigi, apžvelgėme normos variantus ir tą tokią seką, kas po ko yra žiūrima. Ir kokios patologijos mes galime tikėtis ir ką galime pamatyti. Visų pirma, tradiciškai vertinami meniskai ir yra galimi šie meniskų pakitimai. Tai yra įvairios įgimtos anomalijos. Kartais pasitaiko vidinio menisko aplazija, tai yra dažniau vidinio menisko, lateralinio menisko praktiškai nebūna. Taip pat neretai matosi diskinis meniskas, kuris kaip taisyklė yra lateralinis. Taip pat galimi uždegiminiai pakitimai, kai yra pūlingas uždegimas, tuberkuliozė, reumatoidinis artritas. Taip pat kai yra medžiagų apykaitos sutrikimai, chondrokalcinozė, hemochromatozė, hiperparoidizmas, hipotirozė, taip pat yra galimi meniskų pakitimai. Tumorai. Šiaip tumorai yra labai reti, galima lipoma, fibrochondroma, taip pat antriniai tumorai dėl sinovijinės chondromatozės, dėl pigmentinio vilonodulinio sinovito. Dažnai matomi degeneraciniai meniskų pakeitimai dėl nuolatinio mikrotraumatizavimo, dėl hiperlaksiteto, dėl nestabilaus sąnario. Ir diagnozuojami meniskų plyšimai. Meniskų plyšimai gali būti labai įvairios formos. Čia matote vertikalus išilginis, įstrižinis plyšimas, degeneracinis plyšimas. Čia yra skerspjūvis, tai reikia įsivaizduoti, kad plyšimas yra čia ta dantyta linija ir šiaip palei lateralinį kraštą ir jo plokštuma yra horizontali. Čia tik parodyta skerspjūvė, kaip atrodo. Taip pat skersinis radialinis plyšimas. Ir horizontalus plyšimas, irgi reikia žiūrėti į laisvą kraštą.
ir į jo horizontalią plokštumą. Čia yra skerspjūvis parodytas. Taigi, artroskopijos metu galima tiksliai įvertinti menisko plyšimo tipą, vietą, jo formą, kraujagyslinę zoną ir pagal tai pasirinkti gydymo taktiką. Jeigu meniskas yra arti prisitvirtinimo ties sinovija, kraujotaka toje zonoje yra nebloga, tai meniskas yra dažnai suvamas. Jeigu tai yra vidinės dalies arba laisvo krašto plyšimas, tai ten susiuvimas ne visą laiką dažnai nepadeda. Tenka meniską rezekuoti, tai arba visą tą dalį, arba viršutinę arba apatinę lūpą, priklausomai nuo pažeidimo formos. Taip atrodo vidinio menisko plyšimas, jis yra turbūt pats dažniausias. Dažniausia forma yra kibiro rankenos plyšimas. Čia matote šlaunikaulio kondilą. Čia yra blauzdikaulio paviršius, o čia yra ta taip vadinama kibiro rankena, o čia yra meniskas. Tai nuo jo atplyšusi ta kibiro rankena ir užsilenkusi. Toliau vėlgi kibiro rankenos plyšimas. Čia šlaunikaulio kondilas, blauzdikaulio sanarinis paviršius. Čia meniskas yra įsiterpęs į intrasanarinį tarpą, galimas blokas. Taip atrodo šviežias išilginis vidinio menisko plyšimas. Taip vėlgi atrodo kibiro rankenos plyšimas ir yra didelė klostė, jinai įsiterpusi į intrasanarinį tarpą ir irgi gali duoti bloko kliniką. Čia kabliuku yra apčiuopiamas sustorėjęs, neelastingas menisko kraštas ir nedideli išilginiai įplyšimai. Apačioje yra lopo formos plyšimas, menisko atplyšęs kraštas yra užapvalintas dėl nuolatinės mikrotraumatizacijos. Čia vėlgi taip atrodo vidinio menisko užpakalinio rago plyšimas, o čia yra degeneracinis irgi išilginis plyšimas, daugybė kibiro rankenų, tai yra labai sužalotas meniskas. Dar vienas vidinio menisko plyšimo pavyzdys irgi yra lopo formos, bet atplyšusio menisko kraštai yra aštrus, įsirėžęs į gumburą. Ir daugiaformis vidinio menisko plyšimas įvairiom kryptim. Panašus ir išorinio menisko plyšimo vaizdai. Čia matote išorinio menisko užpakalinio rago išilginį plyšimą. Čia yra horizontalus plyšimas, apčiuopiamas kabliuku. Kartais plyšimas nebūna gerai matomas, reikia kabliuku labai gerai apeiti jį, patikrinti, ar visur yra normalus elastingumas, ar nėra plyšimo požymių. Čia vėlgi matote plyšusi menisko kraštą. O čia yra diskinio menisko plyšimas, irgi su kabliuku parodyta plyšimo zona. Kartais stebimi cistiniai degeneraciniai menisko pakitimai, jie dažniausiai būna dėl horizontalaus plyšimo, kai viduje tarsi užsidaro sinovialinis skystis ir negali išeiti. Tiek apie meniskų plyšimus. Priekinio kryžminio raiščio plyšimas irgi ganėtinai dažna patologija tiek vaikų, tiek suaugusių amžiuje. Plyšimas gali būti dalinis, gali būti visiškas plyšimas ir avulsinis, kai kartu atplėšiamas ir kaulo gabaliukas. Žymiai dažnesnis yra priekinio kryžminio raiščio plyšimas, užpakalinio pasitaiko labai retai arba būna kartu su priekiniu. Priekinis kryžminis raištis gali nuplyšti įvairiuose lygiuose, tai yra proksimalinėje dalyje, distalinėje dalyje, tai yra iš blauzdikaulio pusės ir gali būti vidurinės dalies plyšimas. Dažniausiai, kaip matote, yra proksimalinis plyšimas, tai yra ties prisitvirtinimu prie šlaunikaulio, apie 70%, taip pat apie 20% sudaro dalinis, net yra nepilnas menisko plyšimas, vidurinės dalies plyšimas ir distalinis, tai yra arti blauzdikaulio, pasitaiko ganėtinai retai. Taip atrodo artroskopiškai plyšimas.
Šiuo atveju plyšimas yra sinovijinio dangalo viduje, taip aiškiai ir nematomas, bet užtat su kabliuku puikiai čiuopiamas. Čia yra toj vietoje laisvumas, toksai lyg persmauktas atrodo kryžminis raištis. Šitas plyšimas yra arčiau šlaunikaulio. O taip atrodo senas plyšimas šlaunikaulinėje dalyje, distalinėje dalyje raištis kaip ir normalus, tačiau čia jau matosi kaip ir tokia bigė raiščio ir atsidengia užpakalinio kryžminio raiščio prisitvirtinimo sritis, kuri šiaip yra nematoma. Tiriant artroskopiškai galime rasti įvairius kremzlės pažeidimus. Dažniausiai tai būna dėl chondromalacijos, taip pat nereta patologija yra disekuojantis osteochondritas ir neretai pasitaiko dėl girnelės lūžimo. Na, taip atrodo radiologiškai girnelės lūžimas, o artroskopiškai mes galime matyti tik tai subchondrinį lūžimą šito kaulo lūžio vietoje. Čia yra atsidėjęs hemosiderinas ant kremzlinio paviršiaus dėl uždegiminių kelio sąnario pakitimo, dėl seno sumušimo. Kremzlė pati yra sušiaušta. Čia yra šlaunikaulio kondylo kremzlės nedidelis įtrūkimas. Irgi gali būti dėl traumos. Čia matote grubesnius kremzlės pažeidimus, tai yra šlaunikaulio kondylo kremzlės lūžimas, o čia yra girnelės kremzlės lūžimas ir priklausomai nuo defekto dydžio gali būti taikomas iš karto ir gydymas, galima su specialiom priemonėm, sukabinti tuos kremzlės fragmentėlius. Taip atrodo šviežias kremzlės lūžimas su didžiuliu defektu dėl traumos, o šitaip jau atrodo lūžimas praėjus 8 savaitėm. Čia yra aštrus kraštai, o čia jau tokie užapvalinti kraštai, čia gydymas būtų chondrocitų plastika. Taip atrodo chondromaliaciniai pakitimai, kaip žinote, yra 4 stadijos, 1, 2, 3 ir 4. Jeigu pirmoje stadijoje kabliuku čiuopiamas tik nedidelis kremzlės suminkštėjimas, tai kitose stadijose jau yra žymiai didesni kremzlės pakitimai iki kremzlės iškritimo ir laisvakūnio sąnaryje. Taip atrodo disekuojančio osteochondrito vaizdas. Kartais kitų tyrimų metu mes negaunam tokios informacijos, kokioji būklei yra tas fragmentas. Ar tai yra 1 stadija, kada jisai tvirtai laikosi savo vietoje, bet užtat ar tai yra jau pažengusi stadija, kai vos prilietus su kabliuku, tas atrodo stabilus fragmentas faktiškai iškrenta į sąnario ertmę. Užtat su kabliuku apeinami šito fragmentėlio krašteliai. Kaip taisyklė matosi toje vietoje pažeistas sąnarinis kremzlės paviršius, kremzlė tokia sušiaušta, su gaureliais, o čia jau matote laisvakūnį sąnario ertmėje, tai yra iškritęs fragmentas iš tos vietos, jau užapvalėjęs, nešviežias. Na, artroskopijos metu, kaip jau minėjau, mes galime aptikti įvairius uždegiminius kelio sąnario pakitimus ir pagal tą vaizdą diferencijuoti irgi susirgimus. Taip atrodo sinovitas pirmoje ir antroje nuotraukoje. Šitas vaizdas yra būdingas reumatoidiniam artritui, o šitaip atrodo pūlingas uždegimas. Na, artroskopijos metu mes galime paimti sinovijos biopsiją, taip pat galime sąnarį išplauti, drenuoti, užstatyti pastovų plovimą. Kiti uždegiminiai pakitimai, taip atrodo sinovitas dėl vidinio menisko plyšimo, o taip atrodo priekinio kryžminio raiščio sinovijos cista artroskopiškai. Čia mes matome padidėjus ir sustorėjusi riebalinį kūną. Šita nuotrauka yra tiesiog diferenciniai diagnostikai, nes kiek panašus vaizdas yra vilonodulinio pigmentinio sinovito. Čia diferenciniai diagnostikai tiesiog.
Čia parodyta, kad artroskopijos būdu galime ne tik tai pamatyti, bet ir pašalinti laisvakūnius iš sąnario. Kaip jau minėjau, laisvakūniai dažniausiai randami suprapateliarinėje kišenėje. Gali būti vienas arba gali būti keli laisvakūniai, gali būti dėl kažkokio tai kremzlės sužalojimo, dėl lūžimo, dėl osteochondropatijos, o taip pat gali būti ir dėl chondromatozės, kai dėl sinovijos hiperprodukcijos susidaro daug kremzlės gabaliukų tokių užapvalintų ir kartais pašalinama net visa sauja. Taigi, kokiegi yra diagnostinės artroskopijos privalumai? Na, visų pirma, kalbant apie kažkokį tai tyrimo metodą, vertinamas statistiškai metodo jautrumas, specifiškumas ir tikslumas. Taigi, įvairių autorių duomenimis teko pasiskaityti literatūrą, artroskopija vis dėlto yra vertinama aukščiausiai. Tai yra tikrai labai aukštas metodo jautrumas, specifiškumas ir tikslumas, siekiantis beveik 100% daugeliu atveju, bet aišku, daugeliu atveju tai priklauso ir nuo chirurgo patirties, negalime atmesti žmogiškojo faktoriaus. Didelis metodo privalumas, kad darydami diagnostinę artroskopiją mes galime iš karto spręsti problemą, kurią matome. Tik retais atvejais turime atidėti, sakykime, tą kitą būsimą suplanuotą operaciją, bet dažniausiai tai problema išsprendžiama yra iš karto. Na, o trūkumai tai yra vis dėlto invazinė intervencija ir yra galimos visos su ją susijusios komplikacijos, nors šiaip komplikacijos yra ganėtinai retos. Taigi, ačiū už dėmesį.